Na ir paskutinis mūsų zodiako ženklas žuvis. Ir pažiūrėkime, ką Birželio mėnuo žada mūsų žuvytėms. Pirmoji korta rodo pagrindinę mėnesio energiją, pagrindinį mėnesio uždavinį, į ką reikėtų labiausiai kreipti dėmesį šį mėnesį. Antroji korta rodo, kas šiuo metu vyksta ne taip, kaip galėtų vykti, kaip turėtų vykti, kur mes darome klaidą. Ir trečioji korta rodo patarimą, kaip mums geriausiai elgtis, kokį elgesio modelį priimti, kad įvykdytume visus šį mėnesį keliamus uždavinius. Taip, turime tokį išdėstymą. Ir iš jo yra matyti, kad žuvis dabartiniu metu jaučiasi truputėlį emociškai perkrauti. Tai nėra kažkoks tai realus fizinis nuovargis, bet tiesiog tokios, truputėlį nevaldomos mintis, nevaldomos emocijos viską piešia juodom spalvom. Iš tikrųjų nėra viskas taip blogai, kaip žuvytėm atrodo, todėl reikėtų truputėlį pagauti tą besiblaškančią mintį galvoj ir ją sustabdyti, kad jinai neneštų tiek sumaišties į gyvenimą. Įsivaizduokite, kaip vanagas, tarkim, įskridęs į kambarį netyčia pro langą, pradeda blaškytis po visą kambarį, pradeda daužytis į visokius paviršius, visas persigandęs ieško išeities, niekur neranda, visur daužosi, visur susižeidžia. Tai šitoj situacijoje tokia padėtis dabar yra žuvyčių galvoj. Ir ką geriausiai šitoj situacijoje daryti? Reikėtų sustoti, tiesiog nurimti, sustoti, apžiūrėti kambarį, pamatyti, kur yra langas ir paprasčiausiai ramiai pro jį išskristi. Tai šita problema šį mėnesį tokia galbūt yra aktualiausia žuvims, tiesiog suvaldyti savo emocijas, kad jos nekeltų sumaišties ir nepieštų visko daug niūresnėm spalvom, negu iš tikrųjų yra. Taip, pagrindinis uždavinys šį mėnesį yra bebro korta, tai yra bendradarbiavimas ir kūrimas bendradarbiaujant su komanda. Tai yra bendruomenės korta. Taigi šį mėnesį aš patarčiau žuvytėms kreipti dėmesį į kūrybą, į bendrą darbą. Darbą dėl šeimos, dėl bendruomenės. Tiesiog atstatyti tą tokią užtvanką, kuri visiems duos naudos tiek namuose, tiek bendruomenėje, tiek mieste ar šalyje. Čia jau priklauso nuo to, koks jūsų darbo mastas. Taip pat bebras statydamas savo namus, jis visada stato daug atsarginių angų, kad jisai galėtų pasitraukti, jeigu, tarkim, atsirastų pavojus kažkokiai tai vienam įėjime, jisai turėtų atsitraukimo kelią. Tai jisai ragina lygiai taip pat ir jum, įmantis kažkokio projekto, numatyti keletą išeičių, keletą išėjimų, kad neužstriktumėte kažkur tai ir galėtumėte laiku pasišalinti. Jisai taip pat siūlo darbą organizuoti. Tai yra nesiblaškyti, kaip tas paukštis pagautas į kažkokią tai uždarą patalpą, bet tiesiog turėti planą, žinoti kiekvienu momentu, kiekvienu ekstra atveju kažkokį tai išėjimą, kuris jiem
padėtų įveikti bet kokią situaciją. Tai va, dabar mes kaip patarimą turime gulbę. Gulbė yra labai graži, tokia moteriška korta ir jinai simbolizuoja moterišką intuiciją. Tai vat šitame visame mūsų išdėstyme jinai pataria šito situacijoje, kai atrodo nėra jokios išeities, kai aplink atrodo viskas tamsu ir kad viskas prapuolė ir taip toliau. Tiesiog reikia nurimti, nes intuicijos mes neišgirstime sumaištyje. Mums reikia nuraminti šitą įsiaudrinusi protą, užgesinti šitas emocijas ir paprasčiausiai ramiai pasiklausyti, ką mums sako intuicija. O ji niekada nemeluoja ir jinai tikrai padės jums surasti tą langą, per kurį jūs galite ramiai, nesiblaškydami, išskristi, pasistatyti savo užtvanką, kurioje ir jūs, ir jūsų šeima būsite saugus. Ir tada galbūt ir protas taip jau nebesiblaškys ir tiesiog galbūt ir viso mėnesio tokia vat užduotis išmokti klausyti savo vidaus. Nes vis tiek mes visi žinome, kad visi atsakymai mums jau yra žinomi, jie yra mūsų viduje. Ir būtent šita gulbė, šita intuicija gali mums nuvesti prie to reikalingo atsakymo ir tada viskas nebebus taip juoda, atsivers tas langas, mes išskrisim, viską pasistatysim ir mėnuo turėtų pasibaigti tikrai gražiai.